Sveiki, jūs žiūrite vaikų kanalą. Ar renkat bumsius? Šiame vaizdelį išpakuosime 5 bumsių pakelius ir 5 3D žymių pasaulio pastatų dėliones. Taigi, pradedam. Kasgi pirmajame pakelyje? O, wow, terapodis! Super! Jis priklauso Zauro bumsių šeimai. Terapodis toks drąsus, kad jam net vidurnaktį Drakulos pilyje nedreba kinkos. Toliau 3D dėlionė. Ir kągi mes gavome? Švento Petro baziliką. Šį lipduką galima nuskanuoti bumsių programėle. Tada! Čia galima pažiūrėti Švento Petro bazilikos nuotraukų. Taip pat paskaityti jos istoriją bei kitų įdomių faktų. O čia dėlionės dalys ir instrukcija. Buvo visai nesunku, o rezultatas superinis. Be to, ši dėlionė gali būti ir bumsio nameliu. Antrasis pakelis. Bituks! Jis priklauso Digi bumsiams. Bituks labai protingas, bet dėja greitai viską užmiršta. Eik į parduotuvę ir atnešk pieno. Aha, pieno. Ko aš čia jau? Toliau dar viena 3D dėlionė. O, super! Stonehenge'as! Čia galima pasižiūrėti 3D Stonehenge'o modelį, pažiūrėti jo nuotraukų ir net pažiūrėti vaizdo įrašą. Wow! Ir pati dėlionė. Atrodo įspūdingai. Manau, bus viena iš mėgstamiausių mano dėlionių. Trečiasis pakelis. Upsius! Jis iš pliumsė bumsių šeimos. Be to, upsius labai mėgsta miegoti ir yra tikras tinginys. Trečioji dėlionė. Brandenburgo vartai. Skanuojam lipduką. Čia galima pasižiūrėti 3D mešką. Įdomiai čia. Vartų nuotraukų. Ir išmokti vokiškai pasakyti labas rytas. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen.
Liuks. Kokie gražūs ir ištaigingi vartai. Ketvirtasis pakelis. Megas, jau antras Digi Bumsis. Ketvirtoji dėlionė. Brano pilis. Eina sau, čia juk Drakulos pilis. Super, kaip šiurpu. Tadadadam. 3D grafas Drakula. 3 pilies nuotraukos. Ir kasgi čia? Kaip šiurpu, geras. Tadadadam. Penktasis pakelis. Hey Ho iš Bim Bam Bumsių. Geras vardas. Hey Ho mėgsta ragauti įvairius patiekalus, todėl jei pasimes, ieškok jo savo lėkštėje. Ir paskutinė dėlionė. Trakų pilis. Programėlėje galima pasižiūrėti 3D kibiną, paskaityti apie kibinus ir net rasti jų receptą, bei pažiūrėti Trakų pilies nuotraukų. Super. Šiandien tiek. Jei jums patiko, nepamirškite paspausti like ir apačioje parašyti, kiek bumsių ar dėlionių jau turite savo kolekcijoje. Be to, man būtų įdomu sužinoti, kaip jums patiko toks video formatas. Galbūt norėtumėte, kad bumsius rodyčiau pirmiau, o dėliones vėliau. Galbūt jos net reiktų išskirti į atskirus vaizdelius, o gal gerai taip, kaip yra dabar? Lauksiu jūsų nuomonės. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki! Čia galite matyti kitus Sigų kanalo vaizdelius.